Öyle pradėsiu. Atsakomybė ir džiaugsmas. Tai šiandien, kai atvykau čia, mes jau išduosiu paslaptį, prieš šitą koncertą turėjom atsakingą repeticiją, kurioje pamačiau visus nuostabius pasirodymus ir perskaičiau tokius sakinius. Olele vaikų kolektyvas švenčia 32-ąjį gimtadienį. Aš tuo negalėjau patikėti, be 6 metų aš. Tai šiandien jubilietus sveikins visas pulkas meškinų atvykusių iš įvairiausių šalies kampelių. Jų dovanos bus labai originalios. Tai įvairiausios istorijos, kurias jie dovanos ir gimtadienio svečiams, ir olele vaikams. Bet kas yra keisčiausia, kad tas istorijas jie pasakos pačių olele vaikų lūpomis. Taigi einu prie pirmojo meškino. Padėkit man išsirinkti, prie kurio meškino, nuo kurio meškino pradedam koncertą.
Nurodykit rankom. Šiaip negalima pirštais, bet šiandien galima. Į šitą pusę krypti. To raudono, taip? Prie šito? Ar prie to? Jaučiuosi kaip kalėdų senelis. Ar laukėt? Gerai, bėgu prie raudono ir jis man turi papasakot kažkokią istoriją. Viskas išgirdau labai greitai, labai tyliai, šitas meškinas labai konkretus, labai viską papasakojo. Pirmas pasakojimas apie linksmus šaltukus, kurie gyvena baltos žiemos šalyje. O kartais pasisvečiuoja ir olele dainelėse. Girdžiu, jie jau ateina. Ar jūs girdit? Paplojam! Šala, bala, šala, bala. Bala. Wow, kokios jūsų kepuraitės geros, super. Ir gerai, neškit. Kokie balčiukai, kokios kepuraitės. Ir šiaip kokios dainos. Aš šiandien jau per repeticiją galvojau, kad savo repertuarą po šiandien šiek tiek praplėsiu šitom dainom. Man atrodo, man visai tiktų. Šala, bala, auselės, bala, mala, varpelį, la, 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 la. Nu, kažką nusirašysiu, kai kurias dainas. Brangiai, kaip jums šių metų žiema? Nu, tokia atsipūtus kažkaip. Nei to sniego baisiai daug, nei ten šala bala labai. Dabar tik tai, ežerai jau šalo, jau sunkiau juose maudytis. Nors dėl sniego aš džiaugiuosi, žmonės, kurie patys turi pasirūpinti savo kiemo nukasimu, tai šiais metais galėjo pakaifuoti. Tai aš tikrai džiaugiausi, kad tai buvo. Bet bent jau mes galim apie tikrą žiemą išgirsti iš mūsų meškinų. Man atrodo, šitas meškinas turi ką pasakyti. Aš jį dabar telepatiškai nuskanuosiu, nuskaitysiu. Šitas meškinas savo istoriją papasakojo olele solistei Emilijai. Ir Emilija mums padainuos apie žiemą.
paskubėk, nes laikas nelaukia. O lauke žiema siuvinėja, balta batai sniego kepurė, veidai paniurę, čia jau niekaip netinka, sniego minkštis iš džiaugsmo sulimpa. O lauke žiema atsipūtus, sniego balta ledo numetus, dabar toks metas, kai yra taip gerai ir viskas bus gerai. Atsukęs debesį tą baltą sniegą, brendu per pusdį šypsena išlieka, kišenės pilnos naikių paslapties. Ar jau girdėjai, kad žvaigždynai skamba, ar jau paspaudei savo laimei ranką? Jei ne, tai paskubėk, nes laikas nelaukia. O lauke žiema siuvinėja, balta batai sniego kepurė, veidai paniurę, čia jau niekaip netinka, sniego minkštis iš džiaugsmo sulimpa. O lauke žiema atsipūtus, sniego balta ledo numetus, dabar toks metas, kai yra taip gerai ir viskas bus gerai. O lauke žiema siuvinėja, balta batai sniego kepurė, veidai paniurę, čia jau niekaip netinka, sniego minkštis iš džiaugsmo sulimpa. O lauke žiema atsipūtus, sniego balta ledo numetus, dabar toks metas, kai yra taip gerai ir viskas bus gerai. O lauke žiema siuvinėja, balta batai sniego kepurė, veidai paniurę, čia jau niekaip netinka, sniego minkštis iš džiaugsmo sulimpa. O lauke žiema atsipūtus, sniego balta ledo numetus, dabar toks metas, kai yra taip gerai ir viskas bus gerai. Emilija, audringų plojimų Emilijai. Ačiū Emilijai, kad galų gale prišaukė mums žiemą. Ir vienas iš šitų meškinų, dabar tiksliai nepasakysiu, kuris, man atrodo, kažkuris rudasis iš to šono man papasakojo, kad žiemą, kai būna labai šalta, tai kai kurie paukštukai apsirengia baltais rūbeliais, baltais kailinukais. Ir juodos varnelės tampa jau baltomis varnelėmis. Tai jeigu kada nors pamatysite baltą varnelę, tai jinai nėra ta, kuri atskrido iš olele dainelių, o yra ta, kuri tiesiog dėl šalčio persirengė. Dėl to labai kviečiu visas varneles į sceną ir balto... O, kiek varnelių! Ateikite, atbėkite! Aš negaliu nepainterviuoti. Labas. 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 Ar jūs varnelės? Taip. Baltos? Taip. Patinka dainuoti? Patinka. Gerai. O kas labiau už dainavimą patinka? Saldainiai? Taip. Gerai. Paploja mūsų baltom varnelėm. Nuskink man jas mina, plačiausių žiedų.
šitas pasirodymas tikrai patiko pačiom solistėm, bet dar labiau patiko mamom, ar tiesa? Ar yra čia kažkuri mama arba kelios mamos šių varnelių mamos? Ne visos užkulisiuose, aš taip ir mačiau. Žinokit, ten vyksta atskiras gyvenimas. Ten vyksta filmavimas, ten vyksta įvedimas, išvedimas. Viena mergaitė šonė, jinai taip su mama tokį ryšį turi, jinai pusę pasirodymą tokia, mama, žiūrėk, turiu burbulą, mama sako, žiūrėk, ten žmonės. Nu, labai, labai gražu. Tai su šita gera nuotaika ir su palinkėjimu mamom, aš irgi noriu įsiterpti į šios popietės koncertą su savo daina Pažiūrėk į mane mamą. Su mano sveikinimu Olele 32-ojo gimtadienio proga. Kas moka, dainuojam priedainį kartu. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Dabar jūs kartu? Šaunuoliai, super. Tos vaikystės svajonės nemaniau išsipildys, veiksmo filmų herojai, kosmosas kitos viltys, mano kambario sienos, nukabintos plakatais tų, kurie į priekį vedė jau tada. Čia kas nors toks rimtas, o Brusly dar rimtesnis, Jackie Chanas vėl girtas, o Van Damas ramesnis, muzikiniai herojai. Jau tada man dainavo, nemaniau, kad teks dainuot su jais greta. Rakutį viršų, pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Dabar šitą pusę. Dabar pabandom toj pusėj. Tik jūs. Šaunuoliai. Net jei sapnas šis baigsis ir aš neatsiminsiu nei veidų, nei vietovių, nei princesių, nei princų, bet būsiu pajautęs, ką tai reiškia skraidyti. O tada, kai pasensiu, beliks visą tai tiesiog apmąstyti visi. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Ačiū Jums. Kažkaip dabar dainuodamas susimaščiau, kad tikrai Olele organizacijos vaikai yra ne tik kad talentingi, ne tik tai kad užimti, bet jie ir yra labai laimingi. Ir tikrai pirmiausia, tai Laimos dėka ir aišku visų, kurie dirba su tais vaikais ir tėvelių, kurie padaro tos namų darbus ir pasimoko dainelių ir panašiai, bet kas vyko šitoj repeticijoje prieš šitą koncertą, mane tikrai nustebino dėl to, kad vaikai labai ramiai, geros nuotaikos, tiesiog ruošėsi šitam gražiam renginiui ir nebuvo viso to, su kuo aš keletą kartų esu susidūręs, kai žinot būna, kaip ruošiasi vaikai. Eik ten, atsistok ten, greičiau, padaryk ten, tu ten dainuok, dabar tyliai, dabar pastovėk. Tai kažkaip man, kai va šita armija dingsta, o vaikai gali save realizuoti, yra labai džiugu, tai paplojam dar kartą Olele. O dabar vienas Meškinas, šitas Rūžavas Meškinas, mane apkabinęs, man sako, kad turi kažkokią dovaną
Ir ta dovana yra susijusi su kelionė. O ta kelionė yra kuo? Garvežiu. Važiuoju garvežiu. Paklausom. Mąsčiau, jei liūdesys turėtų lubas, aš galvoju remčiausi į jas. Turiu rast duris, turiu aš pabėgt. Kambarį, tapetai ant sienų, pradėjau kalbėt ir mano vardą garsiai. Turiu iš čia pabėgt. Raktus jau paėmiau ir lipu žemyn, nebegaliu laukti, 3, 2, 1 ir vėjas plaukus kutena, kai spaudžiu aš pedalą, važiuoju, kur širdis nuneš, važiuoju, kur širdis nuneš, per kalnus vandenynus, dykumas ir krištolo ledynus, važiuoju, kur širdis nuneš, važiuoju, kur širdis nuneš. Važiuoju, kur širdis. Važiuoju, kur širdis. Naktį dėl to klevai lapai skraidė lengvai vėjyje. Saulė plaukė žeme aukso vakarų žaisme. Mes į vėją abu, mes į žarą abu ėjome. Meilė tartum žara, čia liepsnoja, čia nėra. Kokia juodas garvežys, meilę nuvežė tolyn. Kas ją grįžti paprašys, kas žinos kokiame ji kely. Kokia juodas garvežys, meilę nuvežė tolyn. Kas ją grįžti paprašys, kas žinos kokiame ji kely. Vėl pagal to klevai lapai skraidė lengvai po žemę. Vėl paplūdo svoje žydro nerimo gyvybę. Dviese vėją širdį, dviese žarą širdį nešame. Meilė tartum žara, čia liepsnoja, čia nėra.
širdį viltis prašys, pasiilgusi naujo rudens. Wow, kokia nuotaikinga, energinga kelionė. Ar jums patiko? Aš žinokit, kai pamačiau tos lagaminukus, tai tokie dvejopi jausmai. Vieni man jausmai, pirma tokia intencija tai buvo jau Vizeiras to išvyks, Turkija atsidarys ir bus šiluma ir gera. O tada iškart susimačiau, kur pasas? Ar įsidėjau? Ar neviršė lagaminai svorio? Man tokias asociacijas kelia šitie lagaminai, bet kai keliauji Garvežiu, šitos problemos tau nekresia. O čia mes turime 3 tokius linksmus meškinus, tokius prie bairio, ypač šitas, kuris net nežiūri. Pasižiūrėkite jo veidą, jis iškart matosi, toksai linksmesnis yra. Tai jisai papasakojo, kad jisai, pavyzdžiui, labiau mėgsta pupas, o ne medų. Aš sakau, negaliu patikėti, ką tu čia man pasakoji. Jisai sako, 100% aš tau sakau, pamatysi kitame pasirodyme, aš tai patvirtinsiu. Pupos. Čia yra nuoširdus džiaugsmas, čia yra nuoširdi laimė būti scenoje. Na, aišku, artistai taip įsijautė, kad net reikia išvedikų, kad juos išvesti iš scenos. Nes čia, žinokit, geruoju nesibaigs, kai taip įsijaučia artistas. Man kaip patiko šita frazė, jūs net neįsivaizduojate. Aš dabar galvoju, kad namie, kai ką nors prisidirbsiu, ar ką sudaužysiu, aš iškart turiu pasiruošęs. Na tai kas, kad pabėriau aš pupas. Labai gerai. Kažką pamiršai, kažką palikai, pats geriausias pasiteisinimas. Kaip manot, ką meškinai daro žiemą? Miega. Mitas, čia netiesa. Nu, jie gal ir yra tuose savo urveliuose sulindę, bet ten yra žieminės meškinų mokyklos. Ir vienas iš šitų meškinų man papasakojo istoriją apie savo mokyklą.
apie savo namų darbus. Beje, čia vaikai irgi, kurie sėdi salėje, ar mėgstat namų darbus? Žinokit, čia jūsų meškinais tokie patys, jie irgi nelabai mėgsta. Man irgi išdavė šitą paslaptį. Žinot, ką jie daro su namų darbais? Ką daro? Išmeta į sniegą? Suvalgo. Į medų pamirko ir suvalgo. Jūs tik taip nedarykit, nerekomenduoju, čia meškinų receptas, o čia meškinų istorija apie klasiokus.
išėjimą, žinokit, išgirdau tą dainą apie klasiokus, tai puoliau skambinti visiems savo klasiokam, taip užsišnekėjau, bet šitas Meškinas ištaisė visą šitą situaciją ir man papasakojo, kad ką tik scenoje buvo Samanta. Na ką, klausyk, toliau apsikabinę, mes einame toliau, keliaujame nuostabiu šiuo renginiu, tarsi kokia žieminių miško takeliu per sniegą, apsikabinę kaip ir jūs, apsikabinę scenoje, nes čia apkabink. Žinot, kas mane džiugina ir stebina, na šitą dainą mes žinome ir kitokiam variante, ar taip? Bet aš sakyčiau, kad čia buvo ne ką prastesnis variantas, o gal net ir geresnis variantas, taip? Man labai patiko, jeigu tai būtų jų autorinis pasirodymas, tai sakyčiau, kad čia daug žadanti grupė. Mūsų Meškinų istorijų yra tiek daug, kad gali būti, kad mes net visų nespėsim šiandien papasakoti, bet yra viena istorija apie medinį arkliuką, kurią jau yra 30 metų ir ją tikrai turim išgirsti. Medinis arkliukas.
žinom, ką meškinai daro žiemą. Kaip manot, ką skruzdės daro žiemą? Miega, vat mes prie savo namų turim skruzdėlyną. Ir man visą laiką buvo įdomu, kągi jos daro žiemą. Čia beje tikras faktas, išgooglintas maždaug prieš pusę metų. Skruzdės išsikasa urvelius maždaug metro gylyje, susisuka į didelį ratuką aplink savo motinėlę ir žiemoja ir miega taip kaip kokie meškinai. Tai šitą aš sužinojau ne tik iš Google'o, bet iš vieno meškino, kuris yra geriausias artisto, kuris tuoj pat pasirodys scenoje, draugas. Ir čia bus Simas, kuris mums padainuos apie skruzdėlytę Liudą. Paplojam Simui. Rudas vabalėlis, rytą atsikėlęs, susitiko rudas skruzdėlytę Liudą. Susitiko rudas skruzdėlytę Liudą. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Skruzdėlytė Liuda, nešė spyglį rudą, po rudu lazdynų statė skruzdėlyną. Po rudu lazdynų statė skruzdėlyną. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Pasistatė rato, rudo šokolado, visą rudą skruzdėlyną pavaišino. Visą rudą skruzdėlyną pavaišino. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Rytą, 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 tai graži daina Ruda. Rytą, 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 tai graži daina. Simai šaunuolis. Pakvieskim dar kartą Simą. Čia žinokit, viso vertas pasirodymas. Dar kartą. Eik tu savo. Paplojam. Šaunuolis. Labai, labai. Bet aš žinok, mačiau tokį dalyką, bet dainuodamas dar ir užkandai šiek tiek mikrofono. Taip. Ar skanu? Ne. Gerai, gerai. Simas šaunuolis, skruzdėlių meistras, skruzdėlynų žinovas. Meškinai yra tikri laiko žinovai, jie žino, kada užmigti, kada atsikelti, kiek išmiegoti, bet čia tarp olele vaikų yra tikra laiko specialistė ir vieno stebuklingo žadintuvo savininkė, mergytė vardu Eglutė. Ir jinai mums šiandien padainuos apie laiką. Labai laukiu, laukite ir jūs, paplokite.
Eglutė ir tiesiog jos genialus pareiškimas apie tai, kad reikia kartais nusimti tos laikrodžius, man atrodo. Nei tada nevėluoji niekur, nei niekas neišeina iš galiojimo laiko ir nesensti. Aš apskritai stengiuosi nenešioti laikrodžio, nežiūrėti juos, aš visada esu kiekvienais metais, kai yra ta data, kurią žmonės vadina gimtadieniu, aš sakau, pribrendau iki tiek ir pribręsiu dar iki kažkiek. Šitie meškinai žino gausybę istorijų ir vat šita porelė gale sėdinti baltųjų meškinų man papasakojo istoriją apie tai, kaip jie vieną vėjotą dieną grūmėsi su vėju. Tada perpasakojo šitą istoriją man, aš tada papasakau olele vaikams, o dabar vaikai papasakos jums vėjas. Bravo, wow, koks pasirodymas. Na, dainos dainom, choreografijom, bet tas saksofonų traukinukas buvo, va, paplojam dar kartą.
Genialu. Aš žinokit, kokiam arenos šou užsakysiu šitą šou elementą. Po kiekvienos dainos gali praeinėti ir visą laiką suveiks. Pastebėjot, viena artistė net išėjo pasoluoti greitai tokia ir dar bėgo į savo tarpą spėjo įgysti. Super, labai, labai gerai. Vaikai, pasakykit man, kas turite kaimą, pas senelį ar pas močiutę? Gerai, ir kokių gyvūnėlių tame kaime yra? Ar paukščių, ar gyvūnų? Kokių? Paukščių, kokių paukščių? Vištų yra, ko dar? Dramblių? Tavo močiutė turi sodą. Ai, šunų, atsiprašau. Oi, jau neišgir... Čia per tiek tų visų istorijų dar kokių gyvūnų yra. Taip. Žinokit, galit visi pasiduoti, žmogus ką tik 12 gyvūnų suminėjo. Turim kiškių, turim ančiukų, turim gaidžiukų, turim viščiukų, turim pelėdžiukų, turim seneliukų. Ai, nepalauk, čia ne gyvūnėlis, taip, tai gerai, dar. Labai daug turi, tu čempionas ir tu beje paminėjai tą gyvūnėlį, tą paukštį, kurio vardu ir pavadinta kita mūsų dainelė, jinai vadinasi Du gaideliai. Paplojam! Devindarbės saksofonistės, čia pat pagrojo, čia pat subėgo, čia pat susiruošė ir dabar pasirodo jums plojimai! Jaunuoliai, kaip atsiminti tiek choreografijos, kaip atsiminti tiek teksto, aš neįsivaizduoju.
O šiaip šitą dainą, tai žinot, ką simbolizuoja, bet jau mūsų namuose, kai jau vaikams sakai, eina miegoti ir jie netyčia randa cukraus. Arba šokolado kokio, ar dar kažko. Ir vat toks veiksmas ir vyksta. Labukas, tau taip patiko scenoje, kad nori dar pabūt kartu, taip? Taip. Taip, gerai, nu tai pabūk su manim kartu, pristatysime kitą numerį. Žiūrėk, šitoj scenoje turim daug raudonų meškinų. Yra tokia šventė, Valentino diena, meilės diena. Galėtų jie būti simboliai šitos šventės. Taip. Tau labai gerai sekas kartu su manim vesti renginį. Turi tik vieną žodį - taip. Tavo scenarius labai lengvas, aš žinok, tave kviesiu į kitus renginius irgi. O mes užkulisiuose turime Pauliną, kuri irgi gali papasakoti istorijų apie meilę ir apie raudonus meškinus. Tai Paulina ir jos sparnai. Eina pažiūrėt, kur ta Paulina? Eina paieškos. scena kaip koks magnetas traukia vaikus ir iš šitos pusės, bet žinokit vaikai, čia mes turim tokių visai pavojingų dalykų, kurie gali jūs truputį sužeisti, dėl to paprašysiu, kad jūs būtumėte šitos vietos sargai ir neleistumėt niekam eiti ant šitų laiptų.
Ir lygiai taip pat toj pusėje. Labai jums padėkosiu. Šiandien tikrai labai gera diena, gera nuotaika, scenoje talentingi vaikai. Olele švenčia savo gimtadienį ir yra mergytė Gytė, kuri viską žino apie gerą dieną. Jinai labai prašė, kad ją pristatyčiau. Gytė! Dieve mano, tos akys, jūs pažiūrėkit. Ta tavo karūna. Tu persižegnojai. Tu visada persižegnojai prieš kiekvieną pasirodymą? Ne. Padeda? Labai. Padeda. Labai gerai. Tai bus super, labai gerai padainuosi, taip? Viskas, nėra čia ką daugiau daryti, sėkmės. Sukančioji šareles, sukančioji dvilkas eiles, pasakiau, kad šiandien būsiu aš linksma. Jaučiu gaunami pabūti arba pamiegoti sau truputį. Visą dieną būsiu linksma. Skirta debesėlį pati, juokiasi saulutės burnyti. Tokia puikiai šalta šiandien diena, tarsi mielos namus ir tarsi rūbyti. Nieko blogo nenutiks, tik mano keliais gali kristi iš šoko. Ir jeigu kartais šitaip atsitiks, žinoma, nepagalvosi nieko blogo. Stukta debesėlį petėm, juokiasi saulutės burnyti. Tokia puikiai šalta šiandien diena, tarsi mielos namus ir tarsi rūbyti. Nieko blogo nenutiks, tik mano kelias gali kristi iš šoko. Ir jeigu kartais šitaip atsitiks, žinoma, nepagalvosi nieko blogo. Mano kambarys gėlėtas, salė ir langų užlietas. Ašarėlių pupom nėra vietos. Visą dieną aš kartojau, nepykau, neašarojau. Puikios dienos receptą sužinojau. Sukta debesėlį petėm, juokiasi saulutės burnyti. Tokia puikiai šilta šiandien diena, tarsi mielos mamos ir tarsi rūbyti. Nieko blogo nenutiks, tik mano kelias gali kristi iš šoko. Ir jeigu kartais šitaip atsitiks, žinoma, nepagalvosi nieko blogo. Stukta debesėlį petėm, juokiasi saulutės burnyti. Tokia puikiai šilta šiandien diena, tarsi mielos mamos ir tarsi rūbyti. Nieko blogo nenutiks, tik mano kelias gali kristi iš šoko. Ir jeigu kartais šitaip atsitiks, žinoma, nepagalvosi nieko blogo. Gytė. Dabar žinau, pats svarbiausias dalykas. Daina, viskas tvarkoj, bet... dar nusilenksiu. Viskas. Važiuosim į Vilnių. Taip. Gerai, eik aptarti su mama šitų reikalų. Nu, jeigu persižegnojimai padaro tokius numerius, tai žinokit, aš nuo šiol visą laiką žegnuosiuosi. Wow, kokia šaunuolė, dar kartą paplojam Gytei. Nu, dabar atėjo laikas rimtai pakalbėti. Vaikai, aš noriu jūs labai rimtai kreiptis. Ar bijot baubų? Kur gyvena baubai jūsų namuose? Po lova, kur dar? Po baseinu. Palauk, nesupratau, kaip po baseinu. Senoviai baubai buvo, dabar jau nebėra, dabar jau tokie techno baubeišai. Kur dar gyvena? Taip, kalnuose baubai gyvena, po lova gyvena, kluonuose gyvena, dar visur gyvena.
Mūsų meškiukai apie baubus žino daug istorijų ir vienas meškiukas, man atrodo, kad štai šitas meškiukas papasakojo vieną baubišką istoriją Smiltei ir jinai nusprendė čia ateiti ne viena. Kaip suprato, čia ne Smiltė? Smiltė ir atsinešti savo baubuką ir padainuoti dainą Baubukas. Smiltė. Klausyk, prieš tai Gytė turėjo savo kažkokį ritualą, žinai, jinai visada prieš pasirodymą persižinojo. O ką tu padarai prieš dainuodama? Atsineši savo baubuką, taip? Taip. Gerai, paplojam. Labai gražus pasirodymas. Su meškinai šnekėjome, kad jau ta žiema šiek tiek pabodo ir mes jau laukiam ko? Pavasario, dar prieš vasarą pavasaris. Aš pats esu kovo mėnesio žmogus, kovo mėnesio gimimo žmogus, tai labai laukiu pavasario, labai laukiu prabundančios gamtos. Bet dabar ne apie kovą, o dabar apie gegužį. Gegužis. Gegužis, ne už kalnų išleistuvės, namus palikęs sparnus įskleis. Turėjo būti romanas, jie neplanavo, tai gavos,
neabejotinas hitas Olele sąskaitoje. Koks gražus yra gegužis? Kas gegužį nutinka, vaikai, pasakykit? Atgimsta gamta, pražysta gėlės, tada mes tas gėlės surenkam ir kam mes dažniausiai dovanojame gėlės? Mamai. O tėčiui būna, kad gėlių dovanojam? Nu, aš noriu tave pašnekinti. Šita mergaitė su tokiu siaubu, sakau, ar būna tėčiui gėlės? Jinai, ne. Kuo tu vardu? Adrija. Adrija, o ką tėčiui dovanoja, jeigu ne gėlės? Piešinius. Piešinius. Nu, gerai, taip, nes o tėčiam labiau patinka tokie visokie schematiniai dalykai. Nu, o mamom tai tik tai gėlės, taip? Nebūtinai, o ką mamom? Piešiniai irgi. Adrija labai gerai prasisuka. Jeigu neturi kokių dovanų, piešk ir visada gražiuoju išsisuksi. O Olele vaikai turi pačių geriausių dovanų, tai yra nuostabių dainų. Ir dabar su viena gražiausių dainų mamai jie scenoje, pasitikime. Tik lašelio meilės norėtųsi pabūti jau su tavimi, bet laiko deja vis maža, kasdieną augam didesni ir vis rečiau paklausam, kaipgi sekas mama. Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia. Aš širdyje labai myliu savo mamą. Mano šypsena, ašaros mano, aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Aš širdyje labai myliu savo mamą, mano šypsena, ašaros mano, aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Mes būnam vieniši ir nieko nereikia, tik apkabink mane, pabūti tiesa nors trumpam vieni, bet laiko deja vis maža, kasdieną augam didesni ir vis rečiau paklausam, kaipgi sekas mama. Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia. Širdyje labai myliu savo mamą, mano šypsena, ašaros mano. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Aš širdyje labai myliu savo mamą, mano šypsena, ašaros mano. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia man pasaulyje. Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia. Aš širdyje labai myliu savo mamą, mano šypsena, ašaros mano. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia šiam pasaulyje. Aš širdyje labai myliu savo mamą, mano šypsena, ašaros mano. Aš širdyje labai myliu savo mamą, brangiausia man pasaulyje. Šaunuoliai, labai gražus pasirodymas. Ir vėl tie saksofonistai. Čia kaip koks priekaištas, turi tu juos vežtis į savo koncertus vienareikšmiškai.
Šiandien keliauju su savo šuniukais per mišką ir atsitinka toksai dalykas, kuris žiemą Lietuvoje labai retai atsitinka. Koks šiandien dalykas atsitiko, bent jau Vilniui? Išlindo saulė, pasirodė saulė, dingo tas mūsų įprastas cepelininis dangus ir iš karto taip gera ant širdies, taip šviesu, taip tas saulės spindulėlis, tarsi koksai laimės saldus gabalėlis. Apie tai man užkulisiuose papasakojo Grytė, kuri irgi labai žino, kas yra šiluma, kas yra saulė ir kas yra gėris. Grytė, gera. Šaunuolė. Gera. Po tokio pasirodymo tikrai gera. Na, padėkit man. Žiema, kas toliau? Pavasaris, kas toliau? Vasara, kas toliau? Ruduo, kas toliau? Žiema, kas toliau? Pavasaris ir olele gimtadienis, kas toliau? Vasara, ruduo, žiema, pavasaris, olele gimtadienis, bėga laikas, sukasi metai, sukasi mėnesiai, tas nesustojamas ratas vis sukasi į priekį, o apie tai mums geriau gali papasakoti Luknė savo dainoje apie bėgantį laiką ir nesustojančius metų laikus. Paplojam! Pažvelgia pro langą, debesys praplyšo, pro seną namų tvorą,
finalo. Toks gražus muziklinis, tiesiog muziklo vertas pasirodymas. Koksgi gimtadienis ne tik be meškinų, bet ir be svečių. Netrukus scenoje matysime Gretą, kuri atvyko iš Punsko ir padainuos dainą apie žiemą. Štai Gretai jau paruošta scena ir galime paploti jai, mūsų svečias. Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiai svajomis. Stebuklingai kalba valdas miškas, per kalėdas su mumis. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Tad pakelkim taurę vyro džiaugsmo, už žemužę po egle. Čia sniegas kris, juokauja dangus, bučiuoja snaigės mus, pasivaikščiokim krantu, kalbinkim medžius, tyliai juokės miško dukros, šlario žingsniai pusnyje. Duoti ranką, galima paklysti stebuklingam kelyje. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Tad pakelkim taurę vyro džiaugsmo, už žiemužę po egle. Krenta sniegas, mano pėdos, skęsta sniego glėbyje. Kad pakelkim taurę vyro džiaugsmo, už žiemužę po egle. Už žiemužę po egle. Už žiemužę po egle. Greta, šaunuolė. Na, kaip tavo kelionė iš Punsko? Gerai, Sėkmingai? O kaip pasirodymas? Patiko pasirodyti žmonėms? patiko. Gerai, šaunuolė, paplojam. Ir dar vienas netikėtas pasirodymas. Aš savy nugalėjau baimės jausmą ir tavy pabudau šiandien iš naujo. Aš tyloj
šilumą nešu. Aš kylu ir iš tavęs ieškosiu Kristaus metų. Ir varge tada pabuosiu, nesenka. Mano balta medelė būsiu tau. Keliau šitam kalnelį aš kylu. Ir iš tavęs ieškosiu Kristaus metų. Ir varge tave pabuosiu, mano balta medelėlį, Šaunuoliai, paplojam dar audingiau. Na kągi, Meškinų istorijos išpasakotos, dainos sudainuotos, ar gera nuotaika? Fantastika, tokie talentingi vaikai, tokie talentingi įvairaus amžiaus vaikai. Man labai patiko keliauti per šito renginio užkulisius ir matyti olele dičkiai, olele vidutiniokai, olele mažiukai, olele super mažiukai. Kiekvienas kambarys turi savo pavadinimą. Na ir dabar jau matote, visi renkasi finaliniam gražiam numeriui, kuris bus tiesiog žvakutė ant torto ir didelis džiaugsmas jums. Bet prieš tai į sceną aš norėčiau pakviesti vieną žmogų, be kurio čia tikrai nieko nebūtų. Ir aš nuo savęs tik tai norėčiau pasakyti, kad tai yra žmogus, kuris viską daro su didžiulė atsakomybė, su didžiulė meilė ir svarbiausia, su didžiuliu nuoseklumu. 32 metai, nepabijokim to žodžio, kruvino darbo. Laima Lapkauskaitė. Paplojame. Labas vakaras. Turbūt kiekvieno žmogaus gyvenime gimtadienis yra labai graži šventė, mes visi laukiame. Ir aš džiaugiuosi, kad aš savo vaikučius galiu pasveikinti ir aš jau klausiu, ar jūs žinot, ką aš jums šiandien padovanosiu? Gal jau žinot? Saldainių? Ne. Tortą? Ne. Žaislų? Ne. Aš jums padovanosiu tai, kas jums suteiks labai daug džiaugsmo. Tiesiog didžiulę staigmeną. Atsiprašau, neprašau. Sveikinu, kad atėjo tiek daug dalyvių į šitą renginį ir kad visiems patiko. Šitas renginys buvo nuostabus, toks nuostabus, kad net visi žiūrovai, manau, kad apalpo. 100% trumpam visi buvo norite ir vėl atalpo. Tikrai. Laukiu kažko. Na, kiek žinau, kad dar yra žodžių, dar sveikinimų, Laima. Ar taip viskas reikia nualpusius kviesti į salę? O, Dieve, kas čia? O, wow! Viskas, Laima, išeikit į priekį, čia nieko nebus žinokit. Labą dieną. Labą dieną. Mes, kadangi šiandien tokia šventė Meškinų istorijos, tai mes truputį į temą. Norėjome nudžiuginti ir vaikus, ir vadovę. Visų tėvelių ir visų vaikų vardu norime pasveikinti pirmiausia mūsų pačią geriausią vadovę ir labai prašysim garsiai paploti jai. Mes esame labai dėkingi už visą darbą, kurį daro dėl mūsų vaikų. Man atrodo, visi ir jūs pati tikrai žinot, kad jūs esat pati geriausia. Mylim, bučiuojam, sveikinam. Plojimai. Ačiū dabar. O ką dabar visi vaikučiai į savo vietas? Žodis vidui. Žinokit, šitas meškutis irgi yra Olele kolektyvo narys. Aš dar atsimenu, kai nuo tokio mažiuko pradėjo savo karjerą ir va dabar į kokį meškiną išaugo, kokį scenos artistą. Apvažiuoja visą Lietuvą, visus pasveikina su gimtadieniais, su jubiliejais. Paplojam jam! Na ką, finalas, vyšnė ant torto, jūsų plojimai, važiuoja muzika!
Baltas sparnas mūsų pės tave keliau į tyros nakties sapnus. Jau po žemę vaikšto vakarėlis tylus, krenta rasos nuo žiedų lengvais sapnais. Angelėlis mažas vėl mane palies, žydinčiais baltais sparnais. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. Angelas gulės, kai tu miegosi ramiai. Angelo švelnių delnų nejausi tu. Baltas sparnas mūsų pės tave keliau į tyros nakties sapnus. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. Angelėlis mažas vėl mane palies, žydinčiais baltais sparnais. La la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. La la la, la la la, ar tu žinai? La la la, la la la, kur žydintys sapnai. Yra, ir tai yra. O, le, paplojam. O dabar vaikai nepabėkit, bendra nuotrauka, bendrai nuotraukai. Visi sustojam gražiai bendrai nuotraukai. Kur mūsų objektyvas, kur mūsų fotografas. Čia, žiūrėkit, vaikai matot gale ten. Gale, taip, visi šalia mane. Dar arčiau, visi arčiau. Dar arčiau. Aš turiu plaukus. Atsisėsti gali? Aš turiu rūžavus plaukus, ačiū tau. Mamos, atsisėsti gali? Suzana, tu! Vaikai, mojuojam, jei! Ačiū Jums, gerbėmieji, ačiū Jums, kad buvote čia, ačiū už tos 32 metus kartu, kitais metais gražus skaičius, 33, olele, tokie renginiai, tai man atrodo, olele turėtų vykti ne tik tai kultūros centruose, bet ir arenose, lauksiu kitų metų gimtadienio, na, ką, pasakot? Šitas renginys buvo nepaprastai populiarus ir labai smagu man buvo dainuoti. Šaunuolė, duok 5, viso gero, iki, ate!